Iranas pripažįsta nesėkmę, bombarduodamas Persijos įlankos vandens šaltinį ir perkelia karą į sritį, kuri palaiko milijonų žmonių gyvybę. 2026 m. Liepos 17 rytą Irano ataka smogė energijos gamybos ir vandens gėlinimo stočiai, sukėlė gaisrą, padarė didelę žalą ir išjungė kelis elektros gamybos įrenginius. Gaisras buvo suvaldytas, techninės komandos atvyko į vietą ir buvo aktyvuoti ekstremalios situacijos planai. Gaisras buvo Ataka įvyko tuo metu, kai Jungtinės valstijos intensyvino bombardavimus prieš tiltus, oro uostus, pakrančių stebėjimą ir karinius kelius pietų Irane. Spaudžiamas Hormūzo sąsiauryje, kai laivai buvo tikrinami ir jų logistika buvo nutraukta, Irano režimas pasirinko smogti objektui, naudojamam jūros vandeniui paversti geriamuoju vandeniu. Tai žiaurus eskalavimas, nes apie 90% Kuveite suvartojamo vandens priklauso nuo gėlinimo. Tai buvo ne tik techninis objektas. Tai buvo pagrindinis dykumų tautos kasdienio išgyvenimo elementas, kur ilgesnis sutrikimas gali paveikti namus, ligonines, pramonę ir viešasias paslaugas. Teheranas bandė atsakyti į Amerikos spaudimą, skleisdama baimę tarp kaimyninių šalių ir sukėlė grėsmę gyventojų aprūpinimui. Atsakydamas į ZEV atakas, Iranas paleido raketas ir dronus į Katarą, Bahreiną ir Jordaniją. Taip pat buvo apgadinta vandens gėlinimo gamykla Kuveite, kas yra itin svarbu šiai mažai dykumų šaliai. Irano valstybinė žiniasklaida taip pat praneša, kad energetikos ministras ragina gyventojus sumažinti vartojimą po atakų prieš infrastruktūrą Bandar Abaso mieste ir jo apylinkėse. Prezidentas jau buvo įspėjęs apie atakas prieš tiltus ir elektrinės, jei šalis negrįž prie derybų stalo. Kuveito elektros, vandens ir atsinaujinančios energijos ministerija patvirtino, kad stotyje padaryta žala, pranešė, jog daugelis generavimo blokų buvo sustabdyti ir teigia, kad dirba siekdama atkurti veiklą. Kuveito valdžios institucijos šį veiksmą priskyrė Iranui. Elektrinėje vykdoma tiek elektros gamyba, tiek vandens gėlinimas, tai įprastas derinys Persijos įlankoje. Kai nutrūksta elektros tiekimas, kyla grėsmė ir vandens gamybai. Kuveitas sugebėjo suvaldyti gaisrą, tačiau šis įvykis parodė, kaip vienas išpuolis gali vienu metu sukelti pavojų dviem svarbiausiams paslaugoms. Kuveito priklausomybė paaiškina, kodėl šis puolimas kelia tiek daug nerimo. Apie 90% šalies geriamojo vandens gaunama iš jūros po pramoninio apdorojimo. Šimtai gėlinimo įrenginių yra sutelktos palei pakrantę, daugelis jų arti uostų, naftos perdirbimo gamyklų ir karinių objektų. Daugiau nei 90% Persijos įlankos gėlinto vandens yra pagaminama tik 56 dideliuose įrenginiuose. Atakų serija prieš šios objektus galėtų per kelias dienas sukelti vandens trūkumą ištisose miestuose. Naftą galima sandėliuoti ar nukreipti kitur, tačiau su geriamuoju vandeniu taip laukti negalima. Irano veiksmai buvo atsakas į naują JAV bombardavimų bangą pietų Irane. Amerikos centrinė vadovybė pranešė, kad buvo smogta 10 taikinių susijusių su pakrančių stebėjimu, oro gynyba, karinė logistika ir jūrinių pajėgumų. Irano valstybinė televizija pranešė, kad buvo pataikyta mažiausiai į 5 tiltus, o atakos taip pat pasiekė geležinkelio stotį ir oro uostą Irano Šahare. Kol Vašingtonas mažina Irano karinį mobilumą, Teheranas atsako smogdamas kaimininių šalių svarbiausioms struktūroms. Tai nėra kontrolės demonstravimas. Tai yra ženklas, kad režimas yra įspraustas į kampą ir bando kompensuoti karinius nuostolius, darydamas spaudimą civiliams. Ketvirtadienį per sąsiaurį perplaukė tik 3 krovininiai laivai, kai prieš karą vidutiniškai jų būdavo 125. Dideli naftos tanklaiviai ir suskystintų gamtinių dujų laivai jau kelias dienas nenaudoja šio maršruto. Baimė jau matoma sustojusiuose laivuose, pasikeitusiuose kryptise ir išaugusiuose energijos kainose. Kitas laivas patyrė nedidelių pažeidimų plaukdamas pro Omano sąsiaurį. Britų jūrų centras pranešė, kad nežinomas sviedinys pataikė į laivą, tačiau įgulos nariai nenukentėjo. Iranas iš karto neprisiėmė atsakomybės už šį incidentą.
Tuo pačiu metu Jungtinių valstijų jūrų pėstininkai įlipo į kitą tanklaivį, kad įvykdytų blokadą. Ginkluoti vyrai taip pat užėmė laivą Adeno įlankoje netoli Jemeno. Tačiau saugumo šaltiniai, su kuriais kalbėjosi Reuters, manė, kad šis įvykis greičiausiai susijęs su Somalio piratavimu, be patvirtinimo apie Husių dalyvavimą. Spaudimas jūroje uždaro svarbius maršrutus Irano režimui. Amerikos pajėgos jau nukreipė laivus, išvedė iš rikiuotės laivą, kuris nepakluso įsakymams, ir įlipo į kitą laivą, kad patikrintų, ar laikomasi blokados. Išsiųsta sausį. Tikslas – sumažinti Irano naftos eksportą ir užkirsti kelią Teheranui naudoti jūrų prekybą savo operacijoms finansuoti. Iranas atsako grasindamas Hormuzo sąsiauriu ir duodamas ženklų, kad gali skatinti hutų veiksmus. Jei tai įvyks, dvi svarbiausios pasaulinės prekybos arterijos vienu metu atsidurs pavojuje. Irano atsakomieji veiksmai taip pat pasiekia Katarą ir Bahreiną. Kataras paragino gyventojus ieškoti prieglobsčio raketų paleidimo metu ir pranešė, kad skeveldros sužeidė vaiką. Jordanija paskelbė perėmusi 3 Irano paleistas raketas. Sprogimai taip pat buvo užfiksuoti Šiaurės Irake. Sirijoje Iranas teigia smogęs amerikiečių bazei Al-Tanfe. Sirijos ir JAV pareigūnai teigia, kad vieta buvo apleista ir kad amerikiečių karių nežuvo ar nebuvo paimta į nelaisvę. Vašingtonas jau ruošia pajėgumus didesniai puolamai operacijai. Trumpo administracija pranešė Izraeliui, kad ketina išsiųsti 10 papildomų kuro papildymo lėktuvų. Pasak Amerikos ir Izraelio pareigūnų, su kuriais kalbėjosi Axios, Donaldas Trumpas gavo naujų karinių veiksmų variantų ir svarsto platesnius smūgius prieš Irano elektrinės, branduolines įrenginius ir kitus strateginius objektus. Galutinis sprendimas dar nebuvo paskelbtas, tačiau pastiprinimas leidžia naikintuvams ilgiau išbūti misijoje ir pasiekti tolimus taikinius. Jungtinės valstijos jau laiko apie 30 tokio tipo orlaivių Ben Guriono oro uoste ir panašų kiekį Ramono oro uoste. Naujų orlaivių siuntimas rodo, kad Jungtinės valstijos nori išlaikyti veiksmų laisvę, jei Iranas ir toliau atakuos svarbiausias Persijos įlankos šalių objektus. Amerikiečių kampanija siekia atverti Hormuzo sąsiaurį, sumažinti revoliucinės gvardijos pajėgumus ir padidinti spaudimą Irano branduoliniai programai. Išpuolis prieš Kuveito jėgainę sustiprina argumentus dėl griežtesnio atsako, nes regiono vandens saugumas tampa toks pat svarbus kaip ir energetinis saugumas. Pasirinkdamas vandenį kaip taikinį, Iranas padidina šalių, kurios pradeda laikyti režimą tiesioginė grėsme savo miestų funkcionavimui skaičių. Rinkos pajuto šoką. Kuveitui, Katarui, Bahreinui, Omanui ir kitoms regiono šalims dabar tendencija yra stiprinti oro gynybą aplink jėgaines, rezervuarus, uostus ir elektros tinklus. Kiekviena nauja ataka prieš vandens tiekimą didina spaudimą imtis veiksmų, galinčių sunaikinti Irano sistemas, naudojamas raketoms ir dronams paleisti, kol dar nebuvo smogta kitai svarbiai infrastruktūrai. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai per PIX raktą, kuris rodomas jūsų ekrane. Esame nepriklausomas kanalas, kurio tikslas teikti jums teisingą informaciją. Jūsų parama padeda mums išlikti. Gerai,